Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie depresiją, kaip ją atpažinti, kaip ją išgydyti, o mums apie tai plačiau papasakos klinikos Neuropulsas gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Kamilė Budrytė. Sveiki. Labą dieną. Tai sakykite, su kokiamis depresijos formomis dažniausiai susidurėte savo darbe? Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad pakvietėt pasikalbėti apie depresiją. Nepaisant to, kad daug kalbam apie depresiją ir apie jos gydymo pagalbos būdus, vis tiek savo darbe pastebiu, kad žmonės uždėlse kreiptis, per vėlai atvyksta ir netgi teko pasidomėti šiek tiek statistikos. Tai iš tikrųjų tik 30% sergančių depresiją kreipiasi tos ir ieško pagalbos. Tai tikrai manau, kad tie skaičiai galėtų ir turėtų būti didesni, tai tikiuosi bent šiuo pokalbiu bent kažkiek paskatinsim kreiptis ir ieškoti pagalbos. O atsakant į jūsų klausimą, tai depresija apskritai yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko žmogus kreipiasi ir ieško pagalbos. Ir iš jau depresijos tipų kalbant, tai didžiosios depresijos epizodas, tokia klasikinė depresija, yra pati dažniausiai sutinkama. Tai jinai apibrėžiama kaip prislėgta nuotaika, kuri trunka keletą savaičių. Taip pat žmogus praranda malonumo jausmą, džiaugsmą aplinkiniu pasauliu, tampa apatiškas ir dažnai sutrinka kasdienis funkcionavimas. Jisai nebegali dirbti, jam sunku palaikyti santykius ir tada jis nusprendžia kreiptis. O dar šiek tiek kalbant ir apie tipus, kurie taip dažniau pasitaiko, tai stebim ir sezoniškumą, kas yra aktualu šiuo metu. Tai ypatingai rudenio, žiemos mėnesiais stebimas paūmėjimas depresijų ir jos kartojasi kiekvienais metais, tai galim taip įtarti, nustatyti, kad yra toksai pasikartojantis sezoniškumas. Taip pat labai džiaugu, kad ir moterys, kurios pagimdžiusios ir įtaria, jog turi būtent emocinės sveikatos problemų, kreipiasi dažniau pas psichiatrus, tai tikrai ir nustatoma ir pogimdyvinė depresija. Taip pat dažnai ne tik depresija vyrauja, bet ir nerimo sutrikimus matome kartu, arba nerimo kažkokius išreikštus simptomus. Tai žmogus ne tik turi depresijos simptomus, bet ir labai stiprų nerimą, įtampą, baimę apie ateitį, darbą, sveikatą ir kartu stebim ir tokius fizinius, somatinius simptomus, kurie irgi stipriai pasireiškia. Tai pavyzdžiui, gumulas gerklėje, sunkumas krūtinėje, netgi gali būti ir kažkokie įvairaus pobūdžio skausmai ir jisai dažnai gali kreiptis ir į kitų sričių gydytojus, bet vis tiek atvyksta pas psichiatrą. Gal galite truputį plačiau įvardinti, kuo skiriasi tarpusavyje jūsų paminėtos depresijos tipai? Taip. Tai sezoniškai depresijai galbūt labiau būdingi tokie tipiški depresijos simptomai, tokie kaip silpnumas, mieguistumas, stiprus toks nuovargio jausmas ir netgi stebimas toks polinkis į daugiau angliavandenių, saldumynų valgymą tais šaltuoju sezonu. Pogimdyviniai depresijai ne tiek galbūt kiek prislėgta nuotaika yra tokia vyraujanti, bet galim matyti tokį dirglumą, padidėjusią įtampą ir ypatingai stiprų kaltės jausmą, kada sunku rūpintis kūdikiu, mama patiria irgi labai daug spaudimo savo, tiek iš aplinkinių žmonių yra dideli lūkesčiai ir jai yra sunku būti tokia mama, kokia jinai norėtų būti, sunku megzti tą ryšį ir atsiranda labai stiprus kaltės jausmas. Nerimo ir depresijos mišriam sutrikimui, kaip minėjau, būdingi ir nerimo simptomai išreikšti, tai tikrai pastebim nemažai fizinių tų simptomų, apie kuriuos jau minėjau, ir jie būna tokie kartu koja einantys su depresijos simptomais. Tikriausiai tiek, galbūt apie tuos tipus, galbūt dar išskirčiau vieną, tokį irgi neretai pasitaikantį, irgi vadinama tokia lėtinė depresija, kuri jau trunka keletą metų ir jinai turi tokį lengvos depresijos foną, kai žmogus lygiai taip pat gali jaustis prislėgtas, jausti silpnumą, nuovargį, tačiau jo kasdienis funkcionavimas išlieka.
jisai geba eiti į darbą, geba palaikyti santykius ir netgi trumpais prašviesėjimais geba džiaugtis, patirti malonius jausmus, džiaugtis. Ir neretai netgi žmonės pradeda galvoti, kad čia mano charakteris toksai, asmenybė tokia ir jie nesikreipia ir neieško tos pagalbos. Tai taip norisi pasakyti, kad tikrai yra tos pagalbos ir ji yra įmanoma ir tikrai jeigu jaučiu, kad mano būsena keičiasi ir lieka tokia pati metų metais, tai tikrai raginčiau kreiptis pas gydytoją ir ieškoti tos pagalbos. O kaip atpažinti reikėtų, kad tai jau yra depresija, o ne tiesiog prislėgta, liūdna nuotaika? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, pirmiausiai norėtųsi pasakyti, kad apskritai jaustis liūdnai, jaustis skausmą, prislėgtumą, beviltiškumą, neviltį yra absoliučiai normalu. Tai yra visiškai normali organizmo būsena ir kartais mes taip jaučiamės. Ir galbūt pačią emociją ir nuotaiką prislėgtą prilyginčiau kaip bangai tokiai, kuri užlieja mus ir atslūgsta. Tai nuotaika prislėgta, liūdna, jinai linkus ir atslūgti, net ir kai patiriam kažkokius labai sudėtingus išgyvenimus, netektis, kažkokius santykių sunkumus, ta nuotaika netgi gali tęstis ir pusdienį, savaitę, keletą savaičių, bet tai vis tiek nebus depresija. Jau kai kalbam apie depresijos sutrikimą, tai labiau įsivaizduočiau tokią metaforą kaip potvinis užlietų mus. Mūsų kūną užlietų mūsų mintis, emocijas ir tikrai žmogus depresijos metu jaučiasi apatiškas, prislėgtas, jisai praranda malonumą, džiaugsmą, nenori nieko daryti, neturi motyvacijos ir tų tokių prašviesėjimų jau mes nelabai ir matome, ta depresija užsitęsia ir tada jau galima įtarti, kad tai jau kaip ir sutrikimas. O gal galite išskirti kelis pagrindinius, tarkim, simptomus, kurie jau indikuoja žmogui, kad reikėtų kreiptis į specialistus? Tai yra tikrai keletas dalykų. Įdomu tai, kad retai kada žmogus ateina ir skundžiasi liūdna nuotaika. Dažniau žmogų pas gydytoją atveda kasdienio funkcionavimo sutrikimai. Tai yra, kad jis pastebi, kad jam yra sunku dirbti, jam yra sunku palaikyti santykius su žmonėmis, jis nori atsiriboti, izoliuotis nuo kitų. Atsiranda ir somatinių įvairių simptomų, tai kad jaučia silpnumą, nuovargio jausmą, apetito pokyčiai atsiranda, jisai gali priaugti arba numesti svorio nemažai per trumpą laiką. Miego sutrikimai irgi labai dažnai atveda pas gydytoją. Tai tikrai išskirčiau būtent laiko trukmę, kai jaučiu ir matau, kad mano būsena yra pasikeitusi daugiau negu kelias savaitės, tai yra 2 savaitės, ir visai negerėja mano būsena, tuomet skatinčiau tikrai ieškotis pagalbos, kreiptis, galbūt kartais nebūtinai ir pas gydytoją turiu atvykti, galiu ir pas psichologą, psichoterapeutą nuvykti, pasikonsultuoti. Ir tikrai, kai žmogus atvyksta turintis lengvą depresiją, ar ne, kai yra tik pati depresijos pradžia, tai yra ir lengviau padėti ir kartais tiesiog užtenka stebėjimo, psichologinių konsultacijų, gyvenimo būdo pokyčių ir tikrai žmogus pajunta tą pagerėjimą iš karto. Tai didesnė būna problema, kai žmogus uždelsia ir labai ilgai laukia. Mėnesiais gali nesikreipti ir metais. Kokie yra gydymo būdai galimi? Tai šiuo metu turim tikrai nemažai veiksmingų būdų ir moksliškai įrodytų būdų. Pirmiausiai gal atkreipčiau dėmesį į psichoterapiją. Čia galbūt ir klinikiniai praktikoje daugiau sutinkam vis tiek lengvų, vidutinių depresijos atvejų. Ir psichoterapija vis tiek būna pagrindinis gydymo, pirmo pasirinkimo gydymo metodas. Išskirčiau iš psichoterapijos galbūt kognityvinę elgesio terapiją, kuri galbūt daugiausiai moksliškai ištirta yra ir gydymo rekomendacijose daugiausiai rekomenduojama kaip pirmo pasirinkimo būdas. Tai ši terapija, ji yra ir sukurta būtent siekiant gydyti depresijas, ji yra į tikslą orientuota, gana trumpalaikė terapija, kartais užtenka tikrai ir 12-20 sesijų tam, kad žmogus pagerėtų jo būseną. Ir ši terapija, pagrindinis jos aspektas yra tas, kad mūsų mintys, emocijos ir elgesys yra tarpusavy susijęs. Ir jis labai labai veikia mus. Ir būtent, kai žmogus serga depresija, mes taip sakom, kad jisai netgi tokį proto filtrą turi. Jisai priima tik tai neigiamą pesimistinę informaciją kartais.
Ir tos mintis tampa tikrai labai labai negatyvios, jisai gali imti galvoti, kad aš niekam nereikalingas, kad man nesiseka, aš nevykėlis. Ir tai sukelia labai stiprius nusivylimo, liūdesio jausmus ir tai jau turi įtakos mūsų elgesiui. Tai yra, kad mes izoliuojamės, atsitraukiam, tampam neveiklūs ir tai tik pastiprina tada visas negatyves mintis apie save, apie pasaulį ir emocijas. Tai terapija yra tikrai ilgalaikis gydymo būdas, mokosi žmogus įgūdžių, kaip atpažinti šitą užburtą ratą, kaip keisti savo pesimistinės automatinės mintis, jas modifikuoti, adaptuoti į pozityvesnės, realesnės mintis. Taip pat mokosi ir tokių įgūdžių kaip problemų sprendimas, emocijų reguliacija. Ir taip pat labai svarbus dalykas, kalbant apie depresiją, tai elgesio aktyvumas. Tai skatiname žmogų įsitraukti į veiklas, kurios sukelia malonių jausmų, tai yra pasitenkinimo savimi, bendrumo jausmą. Tai tas irgi labai svarbu patirti visai kitokį spektrą emocijų negu depresijos metu. Tam, kad ta būsena keistųsi. Kitas gydymo būdas yra, žinoma, medikamentais, tai čia jau kai kalbam apie vidutinio arba sunkesnės depresijas. Ir šis gydymo būdas taip pat yra labai veiksmingas. Jisai pakankamai greitas ir efektyvus, jeigu lygintume su psichoterapija. Ir skiriami vaistai, jie būtent veikia tokius transporterius, kurie neleidžia, kaip sakyti, neperneša neuromediatorių į neuronus ir dėl to sinapsėse jų lieka daugiau. Ir žmogus gali per kelias savaitės tikrai pajausti nuotaikos pagerėjimą, nerimo sumažėjimą, koncentracijos dėmesio pagerėjimą, miegas pagerėja. Tai tikrai matomas tas efektas. Ir dar norėčiau paminėti ir tokį galbūt modernesnį, šiuolaikiškesnį gydymo metodą, kuris dar tik taip skinasi kelią vakarų pasaulyje ir galbūt labiau būdavo naudojamas gydymui atsparioms jau depresijoms gydyti. Tai pakartotinės transkraninės magnetinės stimulacijos gydymo metodas. Tai jisai yra saugus, neinvazinis metodas. Žmogus sėdi tokioje patogioje kėdėje, šalia jo yra nustatoma į kairiosios frontalinės žievės sritį magnetinę ritę, kuris sukuria magnetinį lauką ir neinvaziniu būdu tas magnetinis laukas tam tikrą prasme stimuliuoja, užkuria neuroninį tinklą tose smegenų srityse, kurios yra neaktyvios arba miegančios depresijos metu. Ir taip yra moduliuojami vėlgi neuromediatorių išskirimas ir žmogus irgi tikrai pasijunta geriau po šitos procedūros. Tik šitų procedūrų jau aišku reikia didesnio kiekio, 15-20 sesijų ir tikrai matomas ryškus efektas. O kaip jūs parenkate tinkamiausią būdą, depresijos gydymo būdą pacientams? Tai čia tikriausiai pats pagrindinis ir svarbiausias aspektas yra bendradarbiavimas su pacientu, nes pacientas yra labai svarbi gydymo dalis. Ir jisai turi būti kantrus, nuoseklus, tęsti tą gydymą. Tai tikrai visuomet savo pacientų klausiu, kokių jie turi lūkesčių, kaip jie įsivaizduoja gydymą, kaip jiems atrodo, kas jiems geriausiai padės. Ir tada jau galbūt galime kartu jau tada planuoti tą gydymo planą. Tai yra tikrai keletas tų aspektų, pagal ką renkamės gydymą ar ne. Tai yra ir prieinamumas pačio gydymo būdo, tiek kaina, trukmė, jeigu ar ne terapija gali trukti kartais mėnesius, metus, netgi tai kainuoja nemažai ir tas prieinamumas yra toksai valstybiniam sektoriui ar ne ribotas. Pavyzdžiui, medikamentinis gydymas jau jis yra galbūt greičiau tą efektą galim matyti, jis yra prieinamesnis, pigesnis, kompensuojami vaistai yra. Tačiau jie sukelia nepageidaujamus reiškinius. Ir kartais pacientai, jiems tikrai nepriimtina yra jausti kokį nors mieguistumą dienos metu, ar emocijų paslopinimą, ar gali ir apetitą kelti kartais vaistai, pavyzdžiui, arba lytinę disfunkciją veikti. Ir žmonėms tiesiog tas būna nepriimtina ir jie tada nusprendžia, kad jie nori labiau gydytis alternatyviais gydymo būdais arba psichoterapija. Dar kartais tikrai ir derinam gydymo būdus, ypatingai kažkokios yra sunkesnės būsenos būklės, tai tada mes jau derinam kelis gydymo būdus. Tai ar įmanoma pasveikti nevartojant tų medikamentų ir gal dar klausimas, ar iš vis įmanoma pasveikti?
Tai tikrai įmanoma pasveikti ir apie medikamentus irgi kalbant, tai tikrai ir be medikamentų įmanoma pasveikti, jeigu žmogus kreipiasi laiku, jeigu ta depresija nėra sunki, pažengusi, jeigu ta depresija galbūt irgi tai yra pirmasis depresijos epizodas, tai nėra pasikartojanti depresija, jeigu nėra kažkokių gretutinių būklių, tikrai įmanoma pasveikti be vaistų. Ir norisi kažkaip irgi pasakyti, kad tikrai yra skirtingų gydymo būdų, veiksmingų gydymo būdų ir tikrai kartais ir užtrunka laiko, kol atrandam tą medikamentą, kuris tinkamas pacientui, arba tą psichoterapijos rūšį, kuri tinkama pacientui, bet visą laiką tą gydymą galime rasti paieškos būdu ir bandymo keliu ir tas, kas labiausiai tinka ir veikia pacientui. Ar yra kažkokių patarimų, ką žmogus turėtų daryti arba kaip tik ko nedaryti, kad neišauktų tos depresijos, arba kitaip sakant, kaip jam apsisaugoti nuo depresijos? Norisi tikrai pasakyti, kad depresija yra ir smegenų liga, kad įvyksta ir struktūriniai tam tikri smegenų pokyčiai, kai sergu depresija. Ir tai yra ne tik psichologinių, socialinių priežasčių sukeliama liga, bet ir biologinių. Ir tikrai negaliu pasirinkti kartais, ar noriu sirgti depresiją, ar nenoriu, ar sirgti ar nesirgti depresiją. Bet jeigu taip atsakyti klausimą, ką galiu padaryti nuo savęs, kas priklauso nuo manęs, tai tikrai toksai paprastas, trumpas atsakymas būtų tai rūpinti savimi. Tai ir į tai įeitų daug dalykų. Tai yra ir laikytis miego higienos, reguliariai maitintis, reguliariai judėti, būti gryname ore, gauti saulės energijos, saulės šviesos kiek įmanoma. Taip pat atlikti irgi kvėpavimo pratimus, mindfulness pratimus, ugdyti tą sąmoningumą. Taip pat labai svarbi dalis irgi bendrauti su artimaisiais, su draugais, žmonėmis, su kuriais mes jaučiamės gerai. Ir galbūt ko vengti, tai nevartoti alkoholio, žinoma, ir nesigydyti patiems. Nesigydytis pasitarus su kaimynu, draugu ar artimuoju, jeigu tai nėra profesionalus specialistas. Ir tikrai geriau jau ieškoti pagalbos, geriau pasikonsultuoti su keliais specialistais, bet atrasti tą savo tinkamą būdą ir geriausią būdą, kaip galiu savo padėti. Ačiū Jums labai už pokalbį. Tikiuosi, mūsų žiūrovai sužinojo kažką naujo, o aš atsisveikinu ir iki kitos laidos. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt